Lina iš Kseržov, žavingasis Torino 24 aromatas. Labas vakaras, mėly Delfi žiūrovai. Ir vėl penktadienis ir šiandien svečias tikrai labai neįprastas. Pasėdita formate, nes tai yra gydytojas. Maža to, kad gydytojas, tai yra gydytojas urologas ir sertifikuotas seksologas. Kodėl mano toks pasirinkimas buvo šiandien? Ogi todėl, kad daktaras Titas Semaška tvirtina, jog jisai žino, ko nori moteris ir ko iš tikrųjų reikia vyrams. Maža to, mes gyvename laikais, kai seksas tampa viena vertus priklausomybė, kita vertus retenybė. Nes pasirodo, kad šiuo metu gyvenanti jaunų žmonių karta, tai yra mažiausiai besimylinti karta žmonijos istorijai. Taigi apie visas šitas aktualijas mes ir nutarėm pasikalbėti su mano šiandienos svečiu, kuris jau pasiruošęs laukia mūsų studijoje. Anksčiau buvo negarbinga pradėti lytinius santykius anksti, visokios yra pravardės dedamos tiems žmonėms. Po kurio laiko buvo ta visa boomerių tauta, kuri mes lytiniai santykiai, atsidavimas, atsiverimas. Dabar vėl priešingai, lytinių santykių kiekis jaunų porų kiekie stipriai mažėja. Netgi yra specialiai sukūrimas grupuotės, tokios tiek Facebook'o, tiek Reddit'e, tiek kažkur kitur internete, kur turėti lytinių santykių kuo rečiau. Čia todėl, kad žmonės tiesiog nemoka palaikyti šiaip jau santykių vienas su kitu ir tai yra ganėtinai problematiška ir su kompiuteriu viską žymiai paprasčiau. Ar čia kokia nors naujoji religija arba sekta? Tai gal nebus kaip sekta, bet iš tikrųjų dėl to, kad nepaisant to, kad mes visi galim kiekvieną kitą pasiekti labai lengvai per Messengerį, per telefonų, internetu. Bet neasmeniškai. Bet neasmeniškai. Ir tai mažina intimumą. Ir žmonės yra linkę bendrauti daugiau internetu, negu bendrauti gyvai. Ir tie lytiniai santykių dažnis mažėja. Tai žmonės tiesiog bijo. Tiesiog bijo, tiesiog nepatogu. Nesėdėti namie prie kompiuterio ir brausinti yra daug lengviau negu eiti į gyvą pasimatymą. Tai gerai, mes juos visus dar pakviesime į gyvą pasimatymą su jumis, tačiau pirmiausia, aš turiu jūs pristatyti visuomeniai ir pasakyti visus jūsų titulus ir ką jau čia aš taip kalbinu šiandien. Jis žino, ko nori vyrai ir ko reikia moterims. Vyrams geriau būti primuštiems, apvoktiems, gali darbe nesisekti, bet kad tik nebūtų nesėkmių lovoje, sako gydytojas urologas, seksologas Titas Semaška. Pagal kvalifikaciją tokių specialistų kaip jis Lietuvoje yra vos 3. Medicinos pažanga ne tik prailgina vyrų gebėjimus, bet ir mažina mirtingumą. Todėl gydytojas Semaška vyrams linki apsistatyti mylinčiomis moterimis, turėti rūpestingą žmoną arba dukrą, nes dažniausiai pas gydytoją atveda dukros. Pats Titas dukrą apdairiai jau pasirūpino. Kai nebudi ar nekonsultuoja pacientų, dalyvauja automobilių ralyje ir tapo miniatiūras arba žaidžia padelį. Tai jūs esat garsiojo autoralio meistro Aurelijaus Simaško sūnus. Esu, taip. O jūs keliese buvo šeimoje? 4. Jūs net 4 vaikai? Mes 4 vaikai, iš tikrųjų, 3 broliai ir sesė. O jauniausias mano brolis toliau tęsia tėvo pėdomis. Iš tikrųjų, mes su juo pradėjome, mes prieš gal 5-6 metus pradėjom vėl važiuoti ralį. Tai per vienus naujus metus sėdėjom ir sakau, jūs, tai pasimkim tą mašiną ir išvažiuojame į raliuką. Padangų yra, mašina sena yra, pravažiuokime ralį. Ir prasidėjo ir tada aš taip 4 metus važiavau kartu ir paskui gimė dukra. Ir žmona neleido. Ir žmona leido, bet jau sąžinė nebeleido, nes labai daug laiko kainuoja. Ir mano brolis toliau tęsia. Ir jisai tą daro žiauriai gerai. Jisai yra vienas perspektyviausių Lietuvos lenktynininkų. Tėvas jį treniruoja, tėvas labai didžiuojasi tuo. Man pavyko su juo pravažiuoti Lietuvos čempionatą ir savo klasį paimti 1. vietą. Manau, kad čia yra aukščiausia, kiek aš pasiekiau ralyje ir užtenka. Tai aišku, 1. vietą taurę turiu, kurią atidaviau garažą mechanikam ir viskas. Tai mielas Titai, šitaip gražiai pradėjome. Ir kaipgi ten nutiko, kad vidurinę mokyklą baigęs vaikas, aišku, eina tėčio pėdom, viskas tas suprantama. Bet kodėl urologija, jūs man pasakykit? Tak. Iš tikrųjų, niekada nenorėjau būti urologu. Nors man klasiokai ir mokytojai mokyklai pranašavo urologijos specialybę, bet aš manau, kad jie daugiau pasišaipydami sakė, ko būsi urologu. Aš net nežinau, kas tas urologas yra. Aš žinojau, kad aš noriu būti vaikų daktaru.
nes aš dirbdavau stovyklose vadovų su vaikais, man bendrą ryšį turėjau, patiko. Bet kai stojau mediciną, supratau, kad vaikų yra labai sudėtinga. Ten jau psichologiškai man būtų per sunku su tais mažiukais. O su senstančiais vyrais, tomsyk, Paprasta. visai atrodo nieko. Tikrai taip. Jo, tada norėjau būti psichiatru, nes labai įdomus pacientai. Psichiatriniai tikrai įdomus pacientai. Bet paskui vienas man jaunas psichiatras sako, Titai, sako, tau gal ir įdomu per darbus, bet jeigu tau reikės su šizofreniku valandą šnekėtis, paskui su kitu šizofreniku valandą šnekėtis, paskui dar valandą šnekėtis, dar valandą ir taip iš dienos į dieną, ar tu tai pajėgs? Ir galvoju, aš gal dar ir operuoti noriu, tai gal tada kita specialybė. Ir kaip tik atėjo urologijos darbai ir buvo žiauriai faini darbai. Buvo labai geri dėstytojai, pati specialybė įdomi, tu gali gydyti tiek vaistais, tiek operuoti, gali operuoti vėžį, gali gydyti vaistais senėjimą, gali lytinius hormonus tvarkyti, nevaisingumą. Čia labai smagus dalykas yra ir pasilikau ties urologija. Kitaip sakant, tai buvo labai platus spektras. Taip, tu netgi netekęs abiejų rankų galėtum dirbti. Atsiprašau? Konsultuoti, kaip terapeutas. Galvojau, kaip čia dabar tas galėtų įvykti. Aš dar galvojau su tais kaitais paskraidyti, dar tenai sakė, gali rankos netekti. Aš galvojau, dar kaituoti galėsiu, bet taip nekaitavau. Bet jūs dar turite ir antrą kvalifikaciją, tai yra sertifikuotas seksologas. Kuom tas sertifikuotas seksologas skiriasi šiaip nuo paprasto? Seksologų gali būti bet kas. Jūs gali būti seksologų, gali būti šeimos gydytas. Tai jūs negarantuokit, kad aš dar ir nesu. Lietuvoje sertifikavimo nėra. Ir iš principo tai yra tokie laukiniai vakarai dar. Kas nori, tas ir tą daro. O kadangi nėra sertifikavimo, kiekvienas daro taip, kaip išmano. Ir kadangi seksologija yra tokia labai įdomi ir pikantiška sritis, visą laiką man taip dėmesį patraukdavo ir teko išvažiuoti kelias konferencijas, pamačiau, kaip atrodo europiniai seksologai, tada nutariau siekti to sertifikavimo europiniu mastu, nes kitose šalise tik su to sertifikatu gali būti seksologu. Nu ir kuo tolyn gilyn į mišką, to daugiau medžių man ten labai patiko ir išsilaikiau tos visus egzaminus ir šiuo metu mes Lietuvoje esame 3 seksologai, kurie turi normalų sertifikatą. Dabar pirmas klausimas yra labai asmeninis. O jums profesinės žinios asmeniniai patirti nekliudo privačiam gyvenime? Iš tikrųjų, gal sakysiu, tikrai nekliudo, nes yra toks dalykas, kad seksologijoje galima viskas. Nėra normos ribų. Ir kol tu to nežinai, gal kaip tik tu galvoji tau, ar taip reiktų, ar toks dažnis geriau, ar toks dažnis, ar toks pasitenkinimo būdas geresnis, ar kitoks. O iš tikrųjų tu supranti, kad nėra normos. Ir manęs dažnai klausia, kaip ir normalu dažnai turėti santykius, kokia trukmė turi būti. Kaip tu nori. Lytiniai santykiai yra bardakas ir tu ten ieškok tvarkos. Ir tas labai atpalaidavo mano galvą, kad supratai, kad tu negali to daryti blogai iš principo. Tai jūs tvirtinat, kad iki tol, kol tapot profesionalas, tų klausimų buvo visokiausių. Taip, buvo labai baisu, nes niekad nežinai, ar tu gerai tą dalyką darai. Tai jūs man pasakykit, čia dabar labai įdomus momentas. Tai koks balaganas dedasi kiekvieno normalaus statistinio vyro galvoj, kai jis galvoja apie tai? Dažnai vyrai į lytinius santykius eina kaip į egzaminą, kur norit kuo geresnio pažymio. Jisai nori trukmės, jis nori tų lytinių santykių dažnio, jis nori, kad orgazmas būtų pasiektas tik tais vaginaliniu būdu ir tik tais per tą pačiu akimirku, kai jam įvyksta ejakuliacija. Visų išdėliojama dažnai matematika. Tai kitaip sakant, jis jau būna susibraižęs lentelę. Panašiai, jis paskaičiavęs, kiek kartų reiktų per savaitę. Kreivės su, taip sakant, pakilimais ir visakom. Ir šitie vyrai dažniausiai turi daugiausia problemų. Taip, ir sako, aš einu per gatvę ir aš jaučiu, į manęs žmonės žiūri, kad aš esu nevykėlis, nes aš vakar turėjau nesėkmingų lytinių santykių. Nesėkmingų tai pagal jo prizmę iš principo. Nors, pavyzdžiui, jam viskas gerai santykiuose buvo, jo partnerė yra patenkinta, bet jam atrodo, kad jam dar trūko 5 minučių. Su to laiku iš viso. Jeigu ateina... Gerai, man labai įdomu. Kaip vyras statistinis, sakykime statistinis, įsivaizduoja, kiek laiko turėtų trukti lytiniai santykiai ir kada jau tas rezultatas yra artimas norimam? Tai labai geras klausimas, nes pas mane kraštutinumai mane labiausiai stebina. Atėjo vyras ir sako, žiūrėkit, man sutriko ejakuliacijos laikas. Aš, labai greit baigiu. Tai gerai, kas tau tas greitai? Sako, aš baigiu per 30 minučių. O atsakau, kiek tu norėtum? Sako, norėčiau 1,5 valandos. Gerai, sakau, o tai su ko tu turi santykius? Turiu naują partnerę, sakau, mes jau kartu gyvename, sakau, o jūsų partnerė nori tiek? Nori, sakau.
klausėt? Sakau, paklauskit, ar jis nori 1,5 valandos. Nes jeigu mes žiūrėsim vidurkį, Lietuvos vidurkis yra nuo penetracijos iki ejakuliacijos 4,5 minutės. Pasaulio lyderiai šio klausimu yra latino amerikiečiai. Jie turi arti 6 minučių vidurkį, o pasaulyje, sakysim, trumpiausią lytinį aktą turi turkai. Turkai turi ir jų trukmė yra 3 su kažkiek tais minučių. Bet vidurkis yra tik tais vidurkis. Tai visiškai nėra norma. Lytinius santykius reikia turėti tiek, kiek tau ir tavo antrai pusė yra gerai. Čia esminis dalykas. Ir jeigu jums gerai minutė, jums gerai minutė. Jeigu jūs turite tą laiko 1,5 valandos, Mano amžinatilsi vyro toksai darbų vykdytojas sakydavo, mano lytinis aktas trunka 1:43 minutės. Žinote anekdotą? Ne. Jisai sako, žinai, valandą aš ruošiuosi. Po to aktas trunka 3 minutės. Ir paskui aš 40 minučių guliu ir vertinu save. Tai čia kažkas panašaus, ar ne? Tai čia yra vyrams, vėlgi, kurie labai kartais nepavyksta turėti sėkmingų lytinių santykių, sako, mano žmona mažai nori turėti santykių, čia irgi apie tą dalyką, apie tą ruošimąsi lytiniams santykiams. Sakau, gerai, tai kaip tu turi tų lytinių santykių? Ir jisai, kaip supras, kaip aš turiu. Sakau, tai kaip viskas vyksta? Sakau, man detaliai papasakok, mes turim pusę valandos, jis iš... O dabar čia man dar vienas klausimas. Kiek vyrai atėję pas jūs ir mato va tokį simpatišką, jauną, tikrai žavingą žmogų, kiek jie pajėgia būti atviri to klausimu? Nes, pavyzdžiui, jausmų klausimų, tai vyro gali išklausti, ką nori, datų, kada jis tarnavo kariuomeniai, turbūt netgi kada jis nusipirko automobilį ir koks buvo jo variklio galingumas, bet ką nors apie jausmus. Dažniausiai ateina ir sako, man neveikia, pataisyk. Nu ir tas sakau, šnekamės, kas trauko, aš detalės trauko, matau, neprasimušu su juo, kaip jis taip pasėdėva. Tai va tada aš apie kažką kitą pradam šnekėti, tada vėl įvedam, vėl kokį nors bairių. Čia yra didelis darbas, nekalbų vyrą prakalbinti apie lytį, nes labai lengva šnekėti apie lytinius santykius kitų žmonių, bet apie savo yra... Tai net labai faina juoktis iš to. Bet apie save yra velniškai sudėtinga šnekėti. Bet juos bandai ištraukti ir, pažiūrėjau, kaip jūs turite tų lytinių santykių, papa. Tai kada prasideda glamonės, kiek laiko bučiniai kliūn, kaip jūs tą darot? Dažniausiai... Jis neskaičiuoja. Jis sako, aš atsigulu, noriu turėti santykių, taip, davai, sūkiu, sakau, taip nebus, sakau, jeigu tu nori turėti kokybiškų lytinių santykių ir nori, kad tavo partnerė norėtų su tim turėti santykių, tai tavo... Šitas davai sūkis geras. Klausyk, aš turėsiu jį, taip sakant, savo apkaboj. Man jisai patiko. Šiam sakau, tada tu žiūrėk, jeigu tu nori pradėti jau tą gundimą, tai tu indus suplauk vakare. Tu jau atsiprašau, kaip tai susiję? Tai yra partnerės šildymas. Tu pradėjai tu jau duok komplimentą iš vakaro. Nes dažniausiai sako, su manimi nenori turėti lytinių santykių. Arba mes turim lubrikacijos problemą. Nu tai taip, dėl to, kad jie per staigiai eina visą kitą. Su laikmačiu, kad būtų tos 20 minučių, jeigu jūs nori. Tai aš sakau, gundimas turi iš toliau prasidėti, turi prasidėti indai suplauti, dantis įsivalyti, turi būti komplimentai pasakyti, ne po kovirčio turi eiti ir panašiai. Vaikai sumigdyti ir daug detalių. Ir šito vietą mes su jais įsišnekam. Tai tas padeda šiek tiek. Nes net su geriausiais vaistais šitas nesuveiks. Nesuveiks. Šitoje vietoje turi būti ilga įžanga šitoje vietoje. Turi būti prisipratinęs. Nebus taip, kad išgėriai auksinę mėlyną tabletę, bet nebūtų. O ar jūs specializuojatės ir porų arba moterų konsultacijos, ar ne? Aš ir porų, grinai vien tik tais moterų kol kas ne, nes tai yra labai plati sfera, kuri tiesa Lietuvoje yra stipriai apleista. Šiuo klausimu dirbu ir galiu kažkaip tam tikro lygio konsultuoti, bet turiu labai geras kelias specialistės, kurio pagaliau finale... Nukreipia tiesiog. Jūsų, pavyzdžiui, klientūrą sudaro vyrai pakeitę partnerę ir norėdami padaryti įspūdį dažniausia. Beveik visada nauja partnerė. Beveik visada nauja partnerė, nes šeimoje paprasčiausiai apsiglūdina tie štrus kampai, jie moka šnekėtis, jie nėra ką vaidinti prieš ką, visi ten 20 metų, kur tu galime, ką čia bandai apgauti, ką čia padarysi. O paprastai skyrybos nauja partnerė, arba nebūtinai skyrybos, bet nauja partnerė ir kaip taisyklė ta partnerė ką nors lepteli. Ką nors lepteli ir jau viskas, jau tada pasaulio pabaiga. Jau pasakė, su visais buvo taip, o su tavim taip. Nu ir tu nežinau, tenais jau pusę metų mes turim terapijos, kol sutvarkom jį. Bet sutvarkot kažkokiu tai būdu ir tai greičiau yra psichoterapija. Taip, nes
Kai aš mokiausi tik organinės ir rektilinės disfunkcijos. Tai nėra kraujotokos, inervacijos ir panašiai. Kai pradėjau dirbti, supratau, kad apie 80% yra psichogeninės kilmės, bet šiam momentui aš pasakysiu, 95% yra psichogeninės kilmės. Taip, aš ir noriu jūsų klausti. Buvo čia toksai periodas, kai atrodė, kad žydroji tabletė yra didis vyrų išsigelbėjimas, bet aš visada galvoju, kad seksas taigi vyksta smegenyse. Iš esmės seksologija tai yra psichologija su tam tikra pakraipa, psichoterapija su tam tikra pakraipa. Taip, šito vietoj beveik labai daug, kur organikos nėra, gali išspręsti konsultacijos metu, pokalbio metu su tam tikra psichoterapija. Problema yra ta, kad kai ateina pas urologą, seksologą, o ne pas psichologą, seksologą, vyras jis nenori 12 vizito, jis nori tą įsispręsti per vieną vizitą. Ir kas yra sudėtinga, nes matai, kad problemos yra psichogeninės kilmės, o jisai nori šiandien sprendimo ir šito tau labai sunku padaryti. Bet šiam momentui yra labai neblogų vaistų, kuriuos mes galime kombinuoti kartu su psichoterapija. Ir skaitykime, beveik visada mes tą erekciją sutvarkom. Beveik visada. Įtin retais atvejais kažko nepadarom, bet finale šiam momentui yra ne tik tais vaistai. Yra ir chirurgija, yra injekcijos, ir šiuo metu yra varpos implantai. Jeigu kai yra tikrai stipriai pažengus organinė disfunkcija, tai mes sutvarkom bet kuriuo atveju. Ir šiuo metu yra nepopuliaru būti hiperseksualiam. Prezervatyvų nuo jų atradimų niekad nebuvo tiek mažai naudojama, kiek yra naudojama mažai dabar. Kas priešingai. Gal žmonių vaisingumas yra tiesiog labai sumažėjęs dėl visokių kitų priemonių? Vaisingumas blogėja, prezervatyvų naudojimas retėja, gimstamumas nedidėja. Tai praktiškai jūs turit mirtinų draugų ir, taip sakant, neatremiamų ryšių visur nuo prokuratūros iki autoserviso? Tikrai taip. Mane sako, ar tave dažnai kažkas pažįsta. Pažįsta mane mažose miesteliuose, kur mano giminių yra. Aš einu, man visi rankas spaudžia, nes visi yra laimingi. Tai jūs turite daug giminių. Ir daugiausia pusbroliai ir dėdės. Viliojančios gėlių ir sultingų vaisių natos susilieja su rafinuotais muskuso bei pačiulio akordais. Atraskite žaismingąjį Torino 24. Atsimenu jaunystėje. Įeini į bet kokią auditoriją, kurioje yra vyrų ir jauti, kaip nuo įtampos pradeda gausti radiatoriai. Dabar žiūriu, kaip bendrauja jauni žmonės. Kas vyksta su jaunai žmonėm? Nes tu matai tokį pabrėžtą aseksualumą, pradedant rūbais, baigiant, nežinau, išvaizdą, lyties išskirtinumo, maskavimu ir daugybė va tokių išorinių, reiškiasi, ženklų, kurie savaime blokuoja seksualumą, paverčia žmogų aseksualiu arba iš vis netgi slepia jo lytį tam tikrą prasme. Aš manau, kad viskas eina sinusoide. Dabar mes gavom pakvietimą į vakarėlį, kuris turi būti 90-ųjų stilistika. Ir pasižiūrėjom, kaip 90-ųjų žmonės rengėsi, lygiai taip kaip dabar. Identiškai, dabar rūbai yra 90-ųjų. Lygiai taip pat, manau, sinusoide eina ir tas seksualumas. Ir šiuo metu yra nepopuliaru būti hiperseksualiam. Tas seksualumas yra tikrai slepiamas. Bet priešingai, kas man labai įdomu dalykas, labai nepopuliaru pasidarė saugotis lytinių santykių metu. Prezervatyvų nuo jų atradimų niekad nebuvo tiek mažai naudojama, kiek yra naudojama mažai dabar. Kas priešingai. Gal žmonių vaisingumas yra tiesiog labai sumažėjęs dėl visokių kitų priemonių? Vaisingumas irgi žiauriai sumažėjęs. Yra Pasaulinė sveikatos organizacija vis perdaro gairės, kiek turi būti spermatozoidų 1 mililitre. Kažkada tai norma buvo 60 milijonų, kadangi beveik pas niekad nebėra padarę 15, dabar padarė 14 milijonų, vis mažina ribas. Vaisingumas blogėja, prezervatyvų naudojimas retėja, gimstamumas nedidėja ir tas jaunimo tarpe seksualumas yra stipriai sumažėjęs. Ir iš principo manoma, kodėl taip yra, tai yra greičiausiai dėl žmonių bendravimo sutrikimo. Daug užsidaro savo socialinę burbulę, daug bendravimo internetu, mažai ėjimo kartu į miestą, kartu bendravimo, kavos išgerimo ir bet kokį. Gal tai yra dėl sekso prieinamumo? Juk, sakykime, kad ir mano karto žmonės, tam, kad vyras galėtų patirti reguliarius seksualinius santykius, jis turėjo vesti. Tai buvo beveik vienintelė ir amžina sąlyga. Dabar seksualinė pasiūla yra nežmoniška.
Ir tada atsiranda galbūt atstumimo kažkokia reakcija arba atgrasumo. Aš manau, iš principo tas seksualumo sumažėjimas yra labiausiai pastebimas jaunoji kartoj. Ir taip dėl to, kad teisingai sako, dėl to, kad tai tapo labai lengvai prieinama. Ir jeigu tu nori, kad kažką pirktų jaunimas, turiu pasakyti, jiems tai yra uždrausta, tai iš karto didžiulis noras tą pirkti. Ir jeigu tu pasakai, prašau, kiek nori, iš karto yra nefasonas. Ir imti tas, kas lengvai prieinama, tas jau yra nebe taip įdomu. Ir iš tikrųjų tai yra irgi viena iš priežasčių, dėl ko jauni žmonės turi lytinius santykių rečiau. Vyresnio amžiaus, ir čia vis tik klausimas yra, kas yra vyresnio amžiaus, bet iš principo vyresnio amžiaus vyrai ir moteris turi lytinių santykių pakankamai dažnai. Jaunimas trendina žemyn. Pornografijos yra įvairiausių rūšių, bet kokios, kiekvienam skoniui, kiekvienai amžiaus grupiai. Ir tu gali rasti visko ir daugybė vyrų ir turbūt moterų nesivargina ieškoti apskritai kontakto su kitu žmogum. Pornografija iš principo nėra nei gerai, nei blogai. Peilis yra gerai, blogai. Kaip tu jį naudosi? Taip, taip. Tai lygiai taip pat su pornografija. Nei čia blogai, nei čia gerai. Taip, tai yra lengvai prieinama. Ir taip, tai gali pastoviai kelti kartelę labiau aštresniam dalykui, negu tu turėjai prieš tai. Ir tas gali tave atbukinti. Tai normalūs lytiniai santykiai gali nebežavėti. Bet lygiai taip pat yra puikiai mokymo priemonė. Suprasti, kas tau patinka, kas tave užveda, kas tau netinka. Nereiktų mokytis lytinių santykių turėti per pornografiją, nes čia lygiai taip pat kaip mokytis mašiną vairuoti, žiūrint greitį ir įsiutę. Tai va, bet principai, kas tave traukia, ką tu nori pabandyti, yra gerai pamatyti. Bet jeigu tu negali be pornografijos ir tu masturbuoji slapta darbe, tai jau gal ne pats geriausias dalykas. Senolių išmintis sako, dabar su juo nekalbėk, jis galvoja ne galva, bet galvute. Ar tai yra tiesa? Ar iš tikrųjų vyrui, žodžiu, jo pajėgumas ir jo, reiškiasi, tas lytinė galybė arba kaip tik bejėgystė yra, labai stipri dominantė. Kaip ir skaitėt pristatymą, iš tikrųjų, tikrai vyrui geriau būtų primuštam, apvogtam, išleistam iš darbo, pažemintam, negu kad lovai nestovėtų. Nes tai yra tokia didžiulė nesėkmė o iš tikrųjų jis nekaltas. Dažniausiai dėl to, kad tai yra nevalingas procesas. Tu turėk valią geležinę, tu erekcijos geros dėl to neturėsi. Tai yra refleksas. Norint turėti gerų lytinių santykių, reikia būti visiškai atsipalaidavus. O šitą padaryti yra sunku. Čia kaip, pažiūrėkit, krepšininkai, jie per treniruotės daugiau pataiko baudų negu per varžybas. Lygiai taip pat vyrai masturbacijos metu, dėl ko yra gera erekcija, o jiems sunku lytinių santykių metu. Dėl to, kad čia yra... Jis nekontroliuoja savęs. Jis yra feilinimo galimybė. Yra galimybė, kad tau nepavyks. Iš to susikaustimas, ateini į egzaminą, nieko neatsimeni, baimė didžiulė, bet kai išmoksti susitvarkyti, arba tu jam padedi, kad jam tikrai viskas būtų gerai, nepriklausomai kiek bus streso, čia kaip ant dviračio galinio rato tus ratukus uždėti. Aš uždedu ant to dviračio galinius ratukus, sakau, važiuok, tikrai nenukrisi, važiuoja, kelis kartus pasviravo, nenukrito, tada tus ratukus nuėmė ir važiuoja toliau. Tai reiškia, yra vaistų, su kuriais viskas būna gerai, o paskui jis įgauna pasitikėjimą ir paskui nusiema ir būna gerai. Tai koks yra jūsų santykis vakarėlėje, susitikus netikėtai su savo, pavyzdžiui, vakarykščių pacientų arba už vakarykščių? Jie paprastai kaip nusisuka, susikiša rankas į kišenės, eina į kampą parūkyti, ar sako, labas vakaras, čia mano draugo lenktynininko sūnus. Mes dar nuo to laiko su jo tėvu kairalį važiuodavom, buvom pažįstami, nors lygiai vakar buvo išklojęs apie savo nesėkmės lovoje. Klasikinė situacija. Penktadienis ateina pas mane pacientas, tokią liūdną giesmę gieda. Taip, jam čia blogai, čia tas, bet visiškai toks nusibaudęs. Sakau, žiūrėk, čia taip, patvarkysim, daugiau vaistų, paaiškinau, kaip naudoti, kaip nepiknaudžiauti, viskas tvarko. Kokios 6 valandos, gal 8 po to susitinku aš į vakare mieste. Ne kartu bet su broliu, aš jau susitikau. Aš tokio linksmo ant stalo šokančio žmogaus nesu matęs gyvenime. Jis mane pamatė, duok 5! Tai jis jau tų tablečių gal buvo išgėręs. Pasiėmęs, jau jam viskas gerai. Bet jis dar jų negėręs, jis tik jų nusipirkė. Bet iš principo tas dalykas, kad vien tas faktas, kad koks jis buvo pas mane kabinete prieš kelias valandas ir koks jisai mieste, žinodamas, kad yra sprendimas jo problemą, ant kiek jis laimingesnis. Man labai džiugina. Tai praktiškai jūs turit mirtinų draugų ir, taip sakant, neatremiamų ryšių visur nuo prokuratūros iki autoserviso? Tikrai taip. Manęs sako, ar tave dažnai kažkas pažįsta. Pažįsta mane mažose miesteliuose, kur mano giminių yra. Aš einu, man visi rankas spaudžia, nes visi yra laimingi.
Tai jūs turite daug giminių. Tai va, mažose Ir daugiausia miesteliuose. pusbroliai ir dėdės. Klausykit, jūs esate vertas tikrų dovanų. Ar žinot? Ne, Aš turiu. O, Mūsų rėmėjas, Kristijana, nežinau, manau, kad jiem viskas gerai. Jiems viskas gerai. Bet kuriuo atveju džiaugiasi ir dėkoju už tai, kad atėjote į laidą. Ir čia yra mano ženklas, kurį galvoju, kad gal kada nors įsisės dukra į kepurę. ačiū labai. Ačiū labai, buvo netikėtai miela ir labai įdomu. Man irgi labai. Nors galvojau, kaip aš čia išsisuksiu jūs kalbindama. Bet gal išsisukom, kaip jūs manote? Manau, kad tikrai įsisuko. Nu ir va, ir ačiū Dievui.